Sveiki, čia Ramūnas, atmerk akis, turėtų matytis dabar, tiksliau, turėtų gerai girdėtis garsas. Sekmadienis ir kai visą laiką vis tiek savaitgaliais kažkur leidžiam laiką kartu. Čia mažieji mano abudu. Ir šiandien turiu kelias mintis, idėjas, ko noriu pasidalinti, ką pats supratau, kas pačiam aktualu buvo. Ir manau, tai tikrai padės jums irgi tam tikrų minčių turėti. Tai viena iš jų buvo ta, kad kaip liktai, kada čia užvakar, man atrodo, nuvažiavome į dviračių parduotuvę ir ten reikėjo tam tikros dalies. Ir kažkaip, kai taip galbūt galvodavai namuose, būdavai ten, tokio ir tokio norėčiau, arba būtų taip ir taip faina, tokį dviratį galbūt pasižiūrėti, taip toliau, bet kažkaip, namuose sėdi, nieko nedarai realiai. Bet kai nuvėjau, pavyzdžiui, kai nuvėjau į pačią parduotuvę, tada toksai jausmas apima, tu esi tenai, viskas tas ir kvapas ir visa kita, ant tiek gyva ir tada tu visai kitaip matai, įsivaizduoji. Ir tokia mintis kilo, kad kai lygiai taip pat kaip ir pasuksim čia, kad būtų saulė, lygiai taip pat kaip ir Naldus, lygiai taip pat kaip, sakykime, mokymuose būna, aš sakiau, kad visą laiką reikia pasinerti pilnai į tuos mokymus, į tai, ką tu nori išmokti, pilnai turi pasinerti ir būti juose, gyventi, kvėpuoti visų tuo. Tai lygiai tas pats ir tais dalykais, kurių nori, jeigu nori kažkokį, nežinau, dviratį, jeigu nori ten mašiną, jeigu nori kažkur tai važiuoti, taip toliau, kad ir kas tai bebūtų, tu turi tuo jau įkvėpti tą turi, ne tik tai galvoti, nes galvojimas tik taip minčių sukelia, bet turi įkvėpti, turi paliesti visą tai. Tai nesvarbu ten, galbūt tik nuvažiuoti, galbūt tik tai pamatyti, galbūt tik tai apsilankyti toje vietoje, ar nueiti, nežinau, norite į kelionę kažkokią, nueikite į kelionę agentūrą, pašnekėkite kur parduoda, su agentais, kurie parduoda būtent tą kelionę. Ir vien tik tai tas, kad jūs jau pajusite tą skonį, manau, tikrai visą tai keičia visai kitaip, negu sėdi namuose galvoja ir taip toliau. Tai čia viena tokia irgi didi mintis buvo būtent iš tos ryties. Ir taip pat viena ir kuri labai svarbi, manau, tas apie tą planavimą ir apie tą tikslų nusistatymą. Tai kad kažkaip mes galvojam, jeigu aš nusistatau ten, sakykime, va čia per savaitgalį būtinai tą padarysiu. Ir nepadarai. Aš čia neturiu motyvacijos, neturiu nusistatymą. Bet jeigu pažiūrėjus kokį nors, pavyzdžiui, ten makaroną, aš atsimenu, video mačiau, kaip sulėtintai rodo, kaip jisai lūžta. Jie lūžta, medžiai lūžta, medžių šakos lūžta, viskas lūžta, sprogsta ar ties ta silpnąją grandim, ties silpnąją vietą. Tai būtent, kad žiūrėti, kas svarbu, užuot sakęs, aš per šią savaitę, pas šį savaitgalį nufilmuosiu ten tokį video, ar padarysiu tą, ar parašysiu, ar nusiųsiu e-mailą ir taip toliau. Žiūrėti, kas tuo metu asmeniškai pačiam būna mieliau, kur kaip upelis vanduo tiesiog teki žemyn ir ne taip, kad aš tenai tekėsiu, bet tai vavat. Teki ten, kur yra lengviau, ten, kur yra paprasčiau. Ir tiesiog vadovautis tuo, kad kas man šiuo metu yra paprasčiau, aktualiau ir lengviau padaryti, užuot, kur aš ten turiu labai daug įdėti kažkokių pastangų ir taip toliau. Tai va, čia tokios pagrindinės dvi idėjos, kurios egzistuoja, tokiam apčiuopiamam formate. Ir taip pat, kas liečia rytojų, mes dėl tų mokymų, tai vienas iš tų dalykų, ką toliau reikės padaryti, būtent pasidaryti tiksliau pardaviminį tekstą, tai yra tą vertę, kurią tu realiai duodi žmonėms, kad realiai galėtum, ar tai skambintum, ar tai e-mailą rašytum, tai kad kas tai būtų, tu jau turėtum, ar netgi reklamą darytum, tu turėtum tikslų, čia aš savo sakau, ne? Turėtum tikslų tą formatą, tekstą, tą apčiuopiamą vertę, kurią tu parodai ir kurią žmonės mato. Tai va, tas labai svarbu visą laiką turėti ir visą laiką buvo, kiek visuose mokymuose ėjęs, visą laiką buvo pirmiausiai, nuo ko pradedam, tai kad pažiūrėti, ką žmogus iš tikrųjų gauna, ką jis įperka ir ką tu jam parduodi. Ir niekada tai nebuvo daiktas, visą laiką buvo, tai yra vertė, kurią gauna su to daiktu, su to paslauga, kad ir kas tai bebūtų. Tai vat, nuo to ir pradėsime, reikia padaryti ir norime padaryti pardaviminį tekstą, tokį maždaug, ką mes duodame arba kas apskritai bus tuose mokymuose ir tada jau
komunikacija visa vyksta. Prieš tai, kol mes to neturime, tai yra, gali galvoti, ką nori, bet tiesiog neturėsi tos, ką žmogui tu siūlai iš tikrųjų, ką jisai pamatys, kad tu siūlai. Tai va. O mes ką, plaukiam toliau? Kur? Ką jūs darot? Nikodė? Ko čia? Tai va, mes plaukiam toliau. Iš Meldų jo palsėsim, labai nuostabi diena ir tikiuosi, kad jūs taip pat gerai leidžiatės sekmadienio dieną, šitą šiltą, saulėtą pavasarį dieną. Vasaros dieną. Taip, pavasaris. Vasara dabar, ne, aš turiu minį, kad oras toks dar atrodo, kad pavasaris. Tai va, tai tiek, beje, komentaruose prašykit, ką jūs mėgstat per gimimo dieną? Ką daryti? Kaip planuojate arba kaip nuveikėte savo gimimo dieną? Tai bus įdomu sužinoti, kaip jūsų požiūris į gimimo dieną ir kaip jūs ją praleidžiate. Gerai? Dar vienas dalykas galbūt reikia pasakyti, kaip filmuoju, tai, kaip ir sakiau, yra mikrofonas, yra lazda, čia, tik kad parodyti, va, štai yra lazda ir iPhone'as, telefonas, paprasčiausiai. Aišku, saugau, kad į vandenį įkritų, bet čia gera, pakankamai apsauga. Tai tiek, iki. Nepamirškit parašyti, ką jūs mėgstate gimtadieniui, o šitos panelės gimtadienis ne visai buvo. Iki.